Na, sveiki, broliukai ir sesutės. Kągi dar aš norėčiau jums papasakoti iš terariumo gyvenime. Kasgi vyksta ten, man antrininkas mano papasakojo, kaipgi vyksta tam terariume tokį vieną įdomų dalyką. Žiovulys, pavyzdžiui, turbūt visi žinot, kad yra žiovulys, daug kas sako, kad jis ten užkrečiamas ir panašiai. Nu ir tas mano antrininkas, aišku, aš tai čia visiškai, kaip sakykim, pasakom vadinu, nes čia visiška nesąmonė, nes mokslu yra neįrodyta, bet mano antrininkas, ką jis iš to terariumo man yra papasakojęs, tai jis papasakojo, žodžiu, kasgi yra tas iš tikrųjų žiovulys. Ogi yra žiovulys toks dalykas, kad jeigu jau žmogus pradeda žiovauti, nu jis aišku įsižiuoja, sakykime, atidaro smarkiai burną savo, ne, jau ten labai smarkiai. Tai kasgi atsitinka, kai atsidaro ta labai smarkiai žmogaus burna. Kai žmogaus smarkiai burna atsidaro, tai atsidaro ir tam tikras, sakykime, energetinis laukas arba aurai kažkokia atsidaro irgi skylė, jeigu ją tai pavadinsi mane, ar ertmė, sakykime, per kurią gali pasinaudoti kažkokios tai kitokios energetinės būtybės. Tai ne veltui jau nuo senų senovės yra pas žmonės, sakykime, išlikęs dar tas paprotys, kad jeigu jau žiovauji, tai jau aišku užsidenk burną, sakykime, kad jau sako, kad čia nemandagu ir taip toliau, dabar aišku niekas tikros tos priežasties nesako, o iš tikrųjų tai reikia užsidengti, būtent kad uždaryti tą energetinę skylę, kuri atsiveria. Tai va, tai žodžiu, kokia yra ta, tai kaip čia ją pavadinkim dabar. Nu, aš tai pavadinsiu teoriją, nes, kaip ir sakiau, čia mokslu neįrodyta, bet jau mano tas antrininkas iš terariumo sako, kad jau tikrai taip yra. Žodžiu, tai va, tai ko mes ten tikė, žodžiu, va, taip aš pasakysiu, tai jisai tikė, kad žiovulys atsiranda, kada šalia žmogaus atsiranda kažkokia tai energetinė būtybė, kuri nori, žodžiu, kaip čia pasakyti, įleisti kažkokius šutuvus pas tą žmogų, prisijungti prie to žmogaus energetikos, ar tiesiog, jeigu ten, sakykime, nelabai didelė būtybė, tai ir koks ten parazitėlį, žodžiu, kad ir jis visas galėtų į tą žmogaus energetinį lauką papulti ir paskui atitinkamai pasimaitinti. Nu ir kai žiūrėkit, kaipgi atsiranda ta žiovulys. Sako, kad užkrečiamas, bet iš tikrųjų tai jis neužkrečiamas, o kai ateina, sakykime, ta energetinė būtybė prie kažkokio žmogaus, tai jis, aišku, ir prie vieno žmogaus ateina ir žmogus pradeda žiovauti, nu ir tada, aišku, ir pas tą, jeigu nespėja įlysti, arba ten keletas, gal būreliais vaikšto tos energetinės būtybės, tai ir prie kito tada eina ir tas kitas žmogus irgi pradeda iš karto žiovauti. Tai bet, žodžiu, žiovulį iš tikrųjų žmogui tai sukelia būtent prisertinusios tos energetinės būtybės, kurios siekia būtent papulti į žmogaus tą energetinį lauką, nu, ir kadagi juos stengiasi. Nu, aišku, stengiasi dažniausiai prie žmogaus eiti ir papulti tą energetinį lauką, kada žmogaus būtent tas energetinis laukas yra susilpnėjęs. O kada jisai susilpnėjęs? Tada, kada žmogus yra pavargęs labiau. Tai kuo žmogus labiau pavargęs, išvargęs, kuo jis yra, kaip čia pasakykime, mažiau energingas, ne, kuo jo tas energetinis laukas silpnesnis, tai tuo, aišku, labiau prie jo ir kimba būtent tos visokios energetinės būtybės su tikslu papulti į tą, prisijungti prie žmogaus, sakykime, energetikos ar papulti į jo kažkokį tai energetinį lauką. Ir tada, aišku, jos, kaip čia sakykime, išprovokuoja tą žmogaus kūną žiovauti, nes žiovulys yra, kaip čia, atsiranda nesąmoningai. Jį tiesiog, kaip ir sakiau, jis yra išprovokuojamas būtent tų energetinių būtybių ir tada, aišku, tos energetinės būtybės, kaip sakiau, ar tai įleidžia kažkokius ten savo tuos čiuptuvus, ar tiesiog pačios įlenda ir atitinkamai tada jau atsiranda kažkokios kitokios energetinės pasiekmes, ar tai, tarkim, jeigu čia vakare, tai gali ir kažkokie košmarai būti, kurių pagalba paskui ten nusiurbinėjame tam tikrą energiją. Ir čia nebūtinai košmarai, gali būti ir visokie erotiniai ten, sakykime, sapnai, ar dar belė kokie kažkokie tai. Tai va, tai viena iš sapnų rūšių ir, man atrodo, buvo aš jau ir apie sapnus, kaip pasakau, tai ir yra būtent sukelta, Na va, draugužiai, kaipgi kas čia dabar atsitiko, ogi įvyko ataka įvyko, buvo atakuotas mano mobiliakas, žodžiu, per kurį aš darau tuos vidosiukus, kadangi nenori tos energetinės būtybės, kad jūs užsidengtumėt savo tas burnas, kada žiovaujat, nes kitaip, kaip sakant, bus užkirstas jiems kelias papulti, žodžiu, jūsų tą energetinį lauką. Tai užtat, aišku, ir įvyko ataka ir buvo nutrauktas mano tas reportažas, norėta užkirsti kelią papulti tą informaciją iš mano antrininko, kad jinai jūsų nepasiektų, tai įvyko toks dalykas, bet nieko aš, kaip sakykime,
atlikau atitinkamus ritualus, žodžiu, apsivalymus visus ir vat, džiaugiuosi galėdamas, kaip sakykime, atstatyti tą informaciją, nežinau, manau, kad jau daugmaž visą aš ten ją jau atstačiau ir perduoti, kaip sakykime, jums. Ir dabar jau jūs visą laiką užsidengsit burną, kada žiausit ir būsit tada energetiškai saugus. Tai va, tai tiek, sakykime, tų žinių jau iš terariumo gyvenimo. Jeigu jums patiko ir buvo įdomu, arba turite šiaip kažkokį komentarą ar kažką panašaus, ar šiaip kažkokios kitokios irgi įdomios informacijos ar žinių, tai irgi neužmirškit pasidalinti, parašykite komentarą ar panašiai. Tai, nu, bet ir tiek bus tam kartui. Iki kitų.